Labas rytas, draugai mano. Aš nežinau, iki kokio lygio jūs jau mane pradėsit matyti, bet dabar tai mes turime ekstremalią situaciją. Vos atsikėliau šeilai net ne į kirpyklą, o į veterinariją už gal 10 minučių. Ir aš žiauriai norėjau tiesiog miego, bet susikaupiau, atsikėliau ir galvoju, reikia nuvažiuoti. Tai mes dabar važiuojam ten. Na, aš vėluoju pro visokius, va tokius tiesiog purvynus reikia eiti, aš net nesuprantu tiesiog, kur randuos. Sakė, reikia 14 fakulteto, čia 15, matau 13, bet kaip specialiai 14 nematyt. Laukiam dabar, kol priims karštas muša, galiu pasakyti. 8 mėnesį įsivelti į tokią, kur nerandiniai, kur kliniką. Neaišku, kiek dabar čia laukti reikės, nes šiaip po 9:15 mano vizitas, o dabar yra be 20:10. Čia tiesiog net neturiu ką pasakyti. Galimai to išpradėsiu. Nepatinka tau, nepatinka. Nepatinka tau, nepatinka. Nu, Turkijai patiks. Šeila, ateik čia, viskas. O tyrimą Šeilytė. Turi tokį dabar bent ant kojos. Nes jau žinokite, taip ir nepapasakojau, kad vakar mes grįžom 1:30 gal iš draugų. Užsibuvom, bet belenkai fainai pabuvom. Iš pat pradžių Alijas žaidėm, žiauriai fainas tas moteris prieš vyrai. Tiek prisižvengėm, ta prasme, aš neatsimenu, kada tiek prisijokiau. O po to prasidėjo pokalbiai, /pykčiai, gilios temos ir mūsų pokalbiai užsitęsė iki 1:30 nakties. Tai žodžiu, grįžau namo, nebuvau sumontavus video, dėl to 8 dienos vlogas buvo įkeltas vidury nakties ir toks ilgokas gavosi iš tikrųjų. Nežinau, ar ne per daug ištemptas vakar vlogas, nes labai daug medžiagos virtuviai, bet aš pagalvojau, gal ir visai fainai toksai šiek tiek ilgesnis. Tai va, o šiandien yra pirmadienis ir rytą pradėjom sudėtingai, pažiūrėkit į mane, ir Šeilytė jau po tyrimo paėmė kraujuką. Sakė, kažkur už 2 savaičių turėtų būti atsakymas ir atvažiuos dabar, sakė, nuo 11 valandos iki 1 tame tarpe seną indaplovę paimti, išsiveš ir vidury dienos, vėliau apie 3 turiu baseino treniruotę. Tai va, žinokite, šiandieną planas toks, darbų nėra. Bet tokių mini reikaliukų, galvoju, dar reikės gal iki Akropolio nuvažiuoti, jeigu normaliai jausiuos, pasižiūrėti baby showerį, gal kokio outfituko ir Matui dar tas dovanas reikia kažkaip tai nupirkti ir papildyti. Tai tokie reikaliukai, kaip ir nėra labai daug, o žiūrėsim, kaip tas pirmadienis praeis. Noriu miego. Šitai iškirpsime vietą. Gerai, traukiame. 9 dovaną. Šitą bus gerai. Apsivalysim šitą. Nu, tau tikrai reikia šito. Taigi pas mane visą laiką švaruolis. Iš karto ir apsivalysi. Iš karto apsivalysi dabar. Tu su savo to kapišonu, Zaikė. Aš galvojau valgyti kažką gausiu. Ai, norėjai iš maisto, kad būtų. Ne. Super.
O mes ką? Gal tu valgyt gaus? Nu, aš tai tikrai mažiukai negausiu valgyti. 9. Atidarome. Akių kremas. Šiandieną. Va. Tau kaip tik reikia akių kremo. Super. Čia vėl eilinį kartą. Nu va, atidarėm dovanėlės ir lėkiu į Bambino spa. Iš tikrųjų net nežinau šiandien ar man baseino treniruoti ar salės, bet man atrodo baseino. Ir tuo pačiu pasiklausiu aš, ar man galima į džekuzį ir į pirtį, nes mes nusižiūrėję esam Monlit, liktais Palangoj viešbutį, žodžiu Spa Vilnius, atrodo labai interjeras gražus, ten taip viskas estetiškai, tai galvojam varyti ten 2 naktim. Bet ten yra tik džekuzį ir pirtis. Kiek aš paskaičiau internete, tai rašo, kad galima ir į džekuzį, ir į pirtis, viskas turi būti tiesiog sveiku protu ir žiūrėti pagal savo savijautą. Tai aš galvoju, kad viskas gerai ir galim varyti, bet prieš sumokant pinigus dar tik tais pasiklausiu va dabar tam spa centre, kokia jų yra nuomonė apie tai. Mano lūpos tiesiog, nežiūrėkite jas, prasme, jūs žiūrėkit, kraujuoja visus. Bet tai pasitepsime kokiu vazelinu ir lekiam. Dabar esu mažesniai rūbiniai, bet čia tokia mini visiškai. Bet kai aš esu viena, tai aš galiu tada nufilmuoti, pakalbėti su jumis, o kitoj rūbiniai yra dar kitos 2 moteris, kurios kartu su manim darys mankštą. Viskas, draugai mano, aš jau po treniruotės, galiu pasakyti, tik įlendu į baseiną. Mergaitė atrodo tiesiog duodasi pati irgi tam pilvelį tam vandenį. Bet šiandieną buvo kita trenerė ir žiauriai fainai dėl to, kad dar tokios įvairovės įneša. Kiekvienas žmogus toks skirtingas ir tą treniruotę veda skirtingai, tai šiandieną tokia, sakyčiau, buvo ramesnė, bet sprogo laikas. Ta prasme, pasakė jau viskas, kad ten 8 minutės galite atsipalaiduoti, galvoju, viskas, baigėsi treniruotė. Toks jausmas, kad per 20 minučių jinai praskrėjo. Tai žiauriai patiko ir viskas persirengėm. Jeigu kam įdomu, what it's like to be me, tai yra dabar turbūt kokią valandą laiko galvot, ar eiti iki Akropolio, ar neiti. Aš ta prasme nežinau. Aš va dabar tiesiog galvoju, viskas einu ir tada vėl sustoju ir galvoju, nu ar tikrai eiti. Toks atrodo, kaip ir nėra būtina man dabar eiti, bet to pačiu ir atrodo tiesiog būtų ramiau, jeigu jau supirkčiau matui tas likusias dovanas. Gal biškai pasivaikščiočiau, prasieičiau. Žodžiu, einam, ne? Nu, pasakykit man, einam ar neinam. Atrodo ir taip mielai atsigulčiau į lovą, įsijungčiau savo guilty pleasure, tai yra žiūrėti Rotten Mango. Gal reikia eiti, bent valandėlę, ne? Užtruksiu, prasieisiu biški. Kokią kasą mes jau naudojamės. Ką aš jums galiu pasakyti, kad kiekvienas išėjimas į Akropolį minus 50 eurų. Bet vakarienė turėtų būti žiauriai skani. Aš toks jausmas, kad šitose vloguose nieko neveikiu, tik gaminu valgyti. Bet iš tikrųjų tai yra tikrai mano gyvenimo dalis. Ir šiandieną valgysim steikus. Iš tikrųjų reikia kartais save truputį ir palepinti. Gera mėsytė, biški brangesnė, bet užtat man taip patinka, kai mes pasidarom steiką, tai jau kaupėsi seilės ir varom namo čia gamintis. Tai mes jau viskas, draugai, mano pavalgėm. Iš tikrųjų nenufilmavau, matukas ten sukosi labiau virtuvėj šį kartą. Nelabai jam, žinot jau jūs, nelabai jam patinka, kai kamera yra kišama į jo veidą. Žiauriai skaniai pavalgėm, belenkai skanu. Man tiesiog visą laiką atrodo jautiena tirpsta burnoj, pati skaniausia mėsa man. Aš nežinau, iš tikrųjų, aš negalėčiau jaučiu būti vegetarė.
ar veganė, nes man mėsytės reikia. Aš esu iš tų, man mėsos reikia. O dabar eisiu pakuoti Matui dovanas. 3 kartą jau eisiu pakuoti. Ir po to eisim tiesiog jau atsigulti. O su jumis noriu atsisveikinti ir palinkėti gražios nelikusios iš tikrųjų. Noriu palinkėti gražios visos savaitės ir pasimatysime rytoj. Šiandieną toks trumpas, paprastas vlogas su manim, bet labai smagu, kad jūsų vis daugiau parašo. Vakar, kai neįkėliau vakare, tai gavau keletą žinučių, ar iš vis bus vlogas. Tai smagu, kad sekat, žiūrit ir pasimatysime rytoj, bučkiai.